Evangelijos pradžioje skaitome. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Dykumos vaizdas šiandien gali mums priminti vietą, kurioje Dievas kalba tiesiausiai. Tai nėra romantiška tyla, bet erdvė, kurioje nebelieka kuom prisidengti. Tik aš, tik tiesa, tik Dievo žvilgsnis. Dykuma man tampa kvietimu išeiti iš savo įpročių, iš savo patogumo zonos, iš savo triukšmų, sulėtėti, susitikti su savo troškuliu ir vidiniu alkiu. Būtent toje vidinėje dykumoje gali gimti tikras atsivertimas, nes ten aš pagaliau girdžiu ir galiu išgirsti, ko Viešpats manęs prašo, ir suprantu, ką nori man pasakyti. Suvokiu, kaip arti yra jo karalystė. Šiandien užduokime savo vieną klausimą ir apmąstykime jį bent 5 minutes. Toks mažas išbandymas. Į kokią savo širdies dykumą, savo gyvenimo situaciją šiandien turiu išdrįsti įžengti, kad leisčiau Dievui mane perkeisti. Ten susitiksi su Dievo žvilgsniu. Leiskis į šią kelionę. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.